Advento vainikas – artėjančios šventės laukimo, ramybės ir susikaupimo simbolis. Namai jo puošiami 4 savaitės iki kalėdų. Tuomet tą patį gana kuklų vainiką galima paversti kalėdiniu. Jisai gali būti dekoruojamas jau blizgiais kažkokiais daiktais, raudonomis žvakėmis, kalėdų ten seneliais ir panašiai. Floristė išskiria 2 advento vainikų tipus – kabinamų lauke ir namuose. Taigi, prieš gaminant tokią puošmeną, pirmiausia reikia žinoti, kokioje vietoje ją dėsite. Taip pat patartina iš anksto numatyti tinkamą ten vainiko dydį. Galbūt didelis vainikas yra gražu, bet jūs tiesiog neturėsite vietos ant stalo, kur patys prisėsti ir to vainiko grožėtis. Advento vainiką galima gaminti iš įvairiausių medžiagų. Pavyzdžiui, tai gali būti džiovinti obuoliai, kankorėžiai, samanos, šienas, dvižalių medžių šakelės ar bičių vaško koriai. Kad vainikas kvepėtų, galima jį dekoruoti džiovintais vaisiais ar prieskoniais, pavyzdžiui, gvazdikėliais ir cinamono lazdelėmis. Vainiko gamybai prireiks kelių įrankių – žirklių, replių, vielučių, siūlo, žiebtuvėlio ir karštų klijų pistoleto. Vainikas turi turėti tvirtą karkasą, o tas karkasas daromas iš šieno. Šienas dažniausiai rasite sausą, dabar jau žiemą rasite sausą, todėl mes šieną turime sušlapinti, nes jis turi šienas nelūžti, jums maloniai tarp rankų suktis, nes jeigu jūs įversite laušite, bus ir jums nemalonu ir netaip susidėlios. Tai mano tvirtą siūlą, bet kokios spalvos, nes po to tas vainikas dekoruojamas, jisai nesimato. Suspaudžiame šieną. Šienas turi būti tvirtas, nes po to jį smeiksime viską taip, kad turi viskas laikytis tvirtai. Ir tiesiog imame, spaudžiame ir sukame. Dabar, kai jisai šlapias, jūs jį galite spaudyti ir sukti, lenkti. Užbaigiant, reikia tiesiog sujungti tuos 2 galus, įdėti vėl šieno. Ir tuomet jau tą patį siūlą perkišus per vidurį, užsukti gerai. Su siūlu pereikite bent keletą kartų, tuomet iš vainiko nebekišos įvairiausi šieno gabaliukai ir jis jums bus daug gražesnis ir tvirtesnis. Samanos irgi, jeigu jos yra jau sausos, jūs ir pasipurškite. Jeigu ką tik surinkote, tai tuomet gerai, jos yra šviežios žalios. Lygiai taip pat dedame samanas ant vainiko, imame tą patį žalią nematomą siūlą. Čia jau būtų geriau, kad prisiderintumėt prie samanų spalvos ar kažko, nes siūlas matytis gali. Visko geriausia turėti truputį daugiau, nes pastoviai pritrūksta. Paskutinio centimetro dažniausiai pritrūksta. Jeigu vainikas bus skirtas laukui, tikriausiai jūs jį ir patogiausia ir gražiausia daryti iš vis žalių medžių šakelių, kurias reikia susikarpyti vienodo dydžio. Šakelių viršūnėlės turi žiūrėti ir eiti kaip laikrodžio kryptis, nes pats tas visas gyvenimas eina pagal laikrodžio kryptį ir visos tos šakelių viršūnėlės turi eiti šitaip, o ne į kitą pusę. Taigi dedame šakelę prie šakelės, tada imam vielutę, tvirtesnę, nes siūlas jau nebeišlaikys ir tiesiog prakišdami, suspausdami, sukam. Galima vainiką dekoruoti vien samanomis, įpinant į kelias pušų šakeles. Galima naudoti augalų lapus ar vainiką pinti iš vytelių ir jau niekuo jo nebeapsukti. Smulkesnių daiktų dekoravimui, klijavimui naudosime karštą klijų pistoletą, papinam klijų ir prispaudžiame prie tos vietos, kur norime. Žvakutės tvirtinimui jums reikės tvirtesnis vielutės. Ja nusikirpam smailiai, kad jinai lįstų į mūsų
žvakę žiebtuvėlio. Žiebtuvėlį mes pakaitiname vielutę ir dabar jinai karšta. Randa. Mes tiesiog imam ir įkišame mums norimą vietą. Jeigu mes pasidarėme vainiką su 4 žvakutėmis, tuomet jūsų idėja būtų tokia, kad kiekvieną sekmadienį uždegate po tą vieną žvakutę. Jeigu suteiksime prasmę, lauksime jos, tuomet jie ateis ir pastebėsite jūs, kad šventė atėjo jūsų namus.